Pasiruošimą naujam sezonui pradėjo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto krepšinio komandos šokėjos. VDU merginos šiuos metus pradės gerokai atsinaujinusios. Kolektyvą papildė keletą naujų narių, o šokius merginoms kūrė Rygos VEF šokėjų choreografė Elza Kronberga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trenerė su šokėjomis jau spėjo padirbėti Liepos mėnesį Dubingiuose vykusioje krepšinio šokėjų stovykloje. O vasaros pabaigoje Elza porai dienų atvyko į Kauną. I came to Kaunas for the VDU cheerleading team. So we just had a camp, actually the second one. And I've been working with these girls with VDU cheerleading team for a month now. And I'm so excited because I've seen such a great progress during this month, and I can't wait to see what these girls can do in a year and more. So I was showing the girls choreographies, and we were making the dance routines for the new season. So the girls will be cheering up the VDU basketball team. Antrą sezoną Indrės Piličiauskaitės treniruojamos VDU krepšinio komandos šokėjos minutės pertraukėlių metu žada pateikti nemažai staigmenų. VDU team has this great opportunity to be different from other team because I'm giving them street dance. So it's street jazz and a lot of hip-hop styles as well. The dances are strong but feminine as well. And I think if you want to see something different and really be surprised, you should come and watch VDU games. Ambicingai naująjį sezoną pradėsiančios Vytauto Didžiojo universiteto šokėjos žiūrovus džiugins net 3 lygų rungtynėse. Merginas išvys Lietuvos studentų, regionų ir Kauno mėgėjų krepšinio lygos rungtynėse, kuriuose žais VDU komandos. Merginos norinčios prisijungti prie VDU šokėjų rašykite laiškus vdušokėjos@gmail.com. If you like to dance, you should definitely join the VDU cheerleading team. One.